tai liga, o juokas. Tas sudeda mum lengvumo ir žaudyna sparnus skristi. Sveiki atvykę į Avinburnių kaimą, kur dar gyva žemės ūkio bendrovė ir kur kaimynas pažįsta kaimyną. Čia dar veikia paštas, medicinos punktas ir jau uždaryti kultūros namai. Avinburnių kaime yra mokykla ir vaikai rašo rašinius, papuošdami juos auksinėmis mintimis, oi ne iš kompiuterio, o iš perskaitytų knygų. Lietuvių liaudės šienapjūtės dainuose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai. Nežinau, kaip jūsų bendrovėje. Mūsų bendrovėje kiekviena melžėja duoda po 10 litrų pieno per dieną. Po kiemą vaikštinėjo vištos, žąsys, antys ir visoks kitoks šlamštas. Esu priverstas reikalauti skyrybų, nes mano žmona nuolat kišasi į mano šeimyninį gyvenimą. Mes žinome, kad bitės yra lietuvių nacionalinis naminis gyvulys. Jeigu Veronika perkeltume į dabartinės sąlygas, jai nebūtų reikėję žudytis ir ji dar netgi gautų pašalpą. Bet žinot, susirenkamės kartais padainuoti kelias moterėlės. Neblogai mums gaunas. Nu, bet va. Norėtus, kad kas nufotkytų ar nufilmuotų, kad kaip žvaigždės televizorių, papultumėm gal netyčia. A svarbiausia, tai norės išsaugoti savo vaikam, anūkam, tu paveldų, tos dalis mūsų taip pat. Klausyk, kaimyn, tai čia vien šlėpa. Jėzus Marija. Apsidabriu, sako, kad šiandien rytų mačiau Felčės iš tavo namų išėję. Dieve tu mano. Jeigu matėt, tai reik žiūrėk, kas išėję. Tiki ne Felčeris išėję, bet ir nors. Tiki man atūsis sučipavo. Aš patė susinimausimu tas vadinots, tai kam reikėjo, jūs į tavą? Viešpatė, nusimu. Taigi ar nežinai, kad vis gyvuliai, kad rastų ir namuos turbūt suskaičiuotus, surašytus ir sučipuotus. Taigi ne jūzi, taigi ne senį tūzi, šūnigi sučipavo viešpatė. Nežinau. Ir tą viškį kaip pačiupavo. Na jau nekalbėk. Mano žmogeliuks, tai rams, senatvis, viskas gerai. Jis ramutis visiškai. Ramutis. Nu taip ir tos ramučius dabar jau. Nu tai aišku. Tai ramučius. Nu reikės užtrauktis turbūt. Jūs laimingos moterėlės, o aš laimingesnė. Gal gražus jūsų vyrai, o mano gražesnis. Jo baltučiai karvadot iš kepurės kyšo. Galva žmonės dar per naktį jūs kas kelius ryšo. Jonas siuntė kaip reikėjos tabakų prakaikus. Nuselėdavo pro šalį dar vieno pastykus. Jūs laimingos moterėlės, o aš laimingesnė. Gal ir gražus jūsų vyrai, o mano gražesnis. Užteks, rodykit mani nervus, imni kiek nervų. Nu kas iš tą? Dainuojant, travaluojant, jokios naudos. Kad tie mūsų dainos
pakliūtų į televizijų, kad kas Tai apie kūgį aš tau ir kalbu. Tu tiesiog susirgai. Žinai, ko atsiminiau? Žinai, taigi vienam televizoriam dirbgi mūsų pažundienis sūns, Jons pažundžiaus. Kažkoks tai pridūselis, žinai, šitos laids daro. Kai dabar tu blūdin, kaip ta pridūselis, tu turbūt prodiuseris. Pažundienę džiaugiam pridėjo. Sakė, kažkaip Tai aš ir sakau, kad pridūselis, tu kitaip ir sakau, tik gerai važiuot, man tu Vilnių susirastų pridūselį. Nu ir tegul atvažiuoji pas mūsų kaimą, nufotkinu, patika. Tai važiuosi, man tą Vilnių. Žinok, problema yra. Mano karvę turi toj ležiuotis. Prasideda. Anų dieną apžiūrėjo spintoj, vienas darabanas. Nu tiek pasitaisio per žiemų, kad Jėzus Marija, karolė tie mano geri ir tiek prieš. A tai ką tu plėp? Ai, plėp, tik Tu šitokius darau. Tai palauk. Pavelgus saugom. Tu ką? Tu ir važiuojam šitaip, nu? Ties Marika nusipūk. Kas Kas atsitiko, sakyk. Karvę verčiuojas. Jėzus Marija, kad jį Kažkas ten atvirkščiai ir dar neišlenda. Nu jo nesąmonė, negalima turto karvę. Tik kita nelaiks, kaip jį gali dabar veršiuoti, viešpatas. Palauk. Jeigu karvė veršiuojasi, kokia perkūna tu čia vaikštai, tik ką tu nepatėt, tai karvė. Mama, Nu ką, mama? aš mechanizacijos technikumą baigiau ne tam, kad žiūrėčiau į karvės užpakalį. Aš ne prie technikos. Nu jau pasitims su savo mechanizacija, užmiršę tu ir kalbų, ir tarmių, viskas. Nieko nebus. Einam namo, greičiau pastatyti. Einam namo. Mamytigi mūsų babytė iš obelais iškrito. Aš mane tik kartais nakties atė mamutė užsimušė. Taigi ne tavo mamytė, tėtės mamytė. Uošmenė. Atėjo. Gatau jau ar dar biškį? Nu, taigi ne, tik kojų biškį įsisukėm, taigi neaukštyti buvo. Nu, tai kokią perkūną reikėjo lipta jo belai, tai ką tu nepamiršai? Volia norėjo mane balių papurtyti. Nu, aš norėjau lipti jam padėti. Nu, o taigi babytė pasakė, matai, kopečis nesenai pirka, bais brungį mokėja, taigi sakė, kad aš galiu sulaužyti. Tai šitą aš man pasakysiu, šulca ne kopečius gali, iškybų krauti reikėdė. Nu, taip. Nu, kažką. A tu žinai, neprasidėkti su to boliu. Aš tau pridūselį tik žiūrėjau, va. Važiuosit Vilnių, atrastų pridūselį, atveš kaimą, daryt ženijas. Nu, man bolė prie širdies. Bet aš žinok, dabar nebe tie laikai, kad šitie tėvai nuvaldinėtų. Kokie ne tie laikai, čiut, sačiau, bus pridūselė, negyventi savo miestą, nereikės šito. Šurveinį braidyti, kaip mes tu kaimo braidą. Tu kur penskim, tu Vilnių važiuosim, tu kur tu kaimiau. Važiuosim, tu Vilnių. O mūsų kaime kaktusai nežydi, užtat gandrai sugrįžta į lizdus. O mūsų kaime galim pamatyti pačius gražiausius Lietuvoj vaizdus. O mūsų kaime kaktusai neauga, užtat širdis ir mūsų siela netuščia. Jeigu mieste sutiksi tikrą draugą, žinok, kad vyko jis iš čia. Kitų, važiuojam, Vilnių. Važiuojam. Tuta, tuta. Tuta, tuta. Na, Giovanni, baigsiu tam savo kūrybą. Tuta. Gal gali man dėmesio skirti? Juk mes galime būti kartu. Ką kartu? Taigi mes visą laiką esame kartu. Ištisą dienas. Man su tuo kartu man darosi baugu. Žinai, aš turėjau merginą. Sako,
galėsiu lovoje, galėsiu daryti, ką nori. O paskui, sako, kam tu tuos kaldūnus į lovą neši, kam arbūzą tempi. Taip ir išsiskyrėme. Bet aš norėčiau kartu ir naktį. Negi tavęs neliūdina faktas, kad visi tavo draugai vedė. Gaila, bet aš nežinau, kaip jiems padėti. Supranti, jūs merginos, kol dar netekėjusios, tokios mielos, geros, švelnios, o paskui prasideda, pažadina tave naktį ir sako, leiskis į pirmą aukštą, pažiūrėti, kas ten dedasi. Tipo, kad mane pirmą užmuštų? Tu ką, tekėtum už mane? Tekėčiau. Nu gerai, pagalvosiu. Labą dieną. Iš kur čia tos bačialkos atsirado? Kas įsileido? Kiek čia kas? Ką tu čia žinai, stovėjo prie durų mūsų bernioks, pažįstams. Iš kaimo pasakėm, kad mes ieškam savo kaimo bernioką Joną, tai Ramūnį Vilaidę. O mes jam atnešėm pienelę, kiaušinėlių. Tai mes taip ir... Taigi mes iš Avintur neatvažiavom. Taigi ieškam čia pridūselis tur dirbti, toks Jonas, pažodžioks iš mūsų kaimą. O, Petulės iš mūsų kaimo. Kaip jūs čia? Kaip jūs? Liza, tu čia Joneli, viešpatie brungas. Kad pasikeitis dievulį tu miels, nebūč pažins. O vakarant, Jėzau Joneli, kas susibaigėtų čia šitą miestą? Oi. Aš nebe Jonas, aš Žovanys. O viešpatie. Esu vegetaras Jėzus. ir naudoju žolę. Dievulio, aš kitą pasakiau, didžiau, užtat ir pridūselis viešpat, kad nelaimę veiksmą kaip baigė. Džiovani, tu jas pažįsti, tu su jom kalbi? Nu taip, Eikit lauk su savo penai, su savo kiaušiniais. Kas čia dabar? Kad tu čia kodakui, kas tu čia tokia būs? Kiaušiniai yra, vištų. Kas čia tokie yra? Kas čia tokie yra? Kas čia tokie, kas iš... mano asistentė. Jėzus Marija, nu pas mum kaimą šitokios asistentės, tai pieną rėmumų karvėm nustato. Tai kokį šito čia nustato? Tėtus mano. Jone, tu žinau, mes pas tau su reikalu. Suprantki, anakart buvai pas mum kaimą, tu mum prižadėjai, pamenai, tu prižadėjai, mūsų dainuškas, nufilmuoti ir kad mum patalpinti televiziją. Mes dabar su šito reikalą su kaimim ir atvažiavam, kad tu mum nufilmuotum ir mūsų paveldų išsaugotum. Ir dar jau ne labai yra stats reikalas. Tu pasitrauk, duok su žmogų pasikalbėti. Žinok, mano duktė prinoks kaip slyv, myta vynu 4 klasės. Tai va, žinau, galėtum atvažiuoti, va, tu mum nufotki tos dainis ir rašyti, nu, tu mano dukterį pažiūrėtum, kad patiktų. Nu, kas dėl filmavimo, tai galėčiau padaryti. O kas dėl tamstos dukros, tai man merginos nepatinka. Aš turiu jau gyvenimo draugą. Nu, kur jūs vėl? Viešpatie, būtent tau, kas Taigi pavytė sodžiaukai griūva. Tūliau, kad nelaimė mamutė prigėrė siaubę, tik Nuramė, net tavo mamytė, tėtės mamytė. Ir neprigėrė, kaimynai ištraukė. ir vėl to uošvenėm, ir neprigėrė. O tai dėl ką kaimynė, tai dėl ką ne jūs? Tai kad jinai nemus kvietė iššaukti Dieve gelbėk. Tai tikriausiai jis ir padėjo. Viešpatie susimildam, jūs dėl šito kaimynų. Mama. Nu, vėl. Pas mūsų tėtė atvyko teta iš gamtos O, apsaugos Jėzus, man draugijos. jau pasak. Bet Kas atsitinka? vis tėtės klausinėjai, Aha. ar grynas oras, ar grynas oras.
Tai jau dabar žinok, kokias 2 dienas kaip kvėpuoju to oro. Nu, tu viešpatie brangiausias, šitiek metų nugyveno su savo sen, jam buvo geras kaima Orsgrins, dabar pasiuta, vos išvažiavo, jam reikia gryną orą kažkokios... A tai tu nežinojai, nežinojai. O tu žinojai ir tylai? Ai, žinok, matai, jeigu aš visko pasakočiau, žinok, tai mano dantų šepetėlį gal nebebūt ką valyti. Žinai, kur? Einam greitai, važiuojam toliau. Orą įdvėžti, Važiuojam. važiuojam. Žalčias tavo. Kaip mes pasakysim mano mamytė, kad mes jau? Tu nesijaudink. Aš pats nueisiu pas tavo mamytę, na ir pasakysiu, kad mes jau. Bet žinok, mano mamytė ir baisiai pikti nervuot. Žinok, reik labai jų paruošti kažkaip atsargiai. A tu da ką nors nesupainės? Nu žinoma, kad nesupainius. Juk ne pirmas kartas. O bet aš tik technikumą baigęs. Mechanizatorius esu. Kuo jai pykti? Ar tu pamatys, kaip jie apsidžiaugs tokį žentą gavus? A kaip mes pasakysim tavo mamytė, kad mes jau? Nu, aš irgi galvojau. Mes tada pasakysim pažundieniai, tai tada ne tik mano mama sužinos, visas kaimas sužinos. O gal net ir per televizorių parodys. O tai bus juok, o tai bus juok. Na, žinai, aš nepratęs be darbo čia taip stovėti ir kalbėti. Einu prigulsiu. Aha, bet gal geriau eina mano mamytė pasakyti. Nereikia visi ką žinoti. Sėdžiu už stalą, rimau, žiūriu pro lūpų, matau, ateina jaunimėlis su garsia muzikėla. Kodėl labai kaip pašalo? Aš matyt žurnalą. Labą dieną, teta. Aš Boleslovas ir noriu su jumis pakalbėti. Ašgi žinau, kad tu bolė. Tokį darželį dirbo, gi tau rūrų šluoščių, žinau. Aš Boleslovas ir noriu. Vaikeli, ką šis rūkulios iš manį nori? Tu mamytė, tik nesijaudink, žinok, jis tau nori pasakyti gerų naujienų. Aš Boleslovas ir noriu jums pranešti. Vaikeli, aš tau sakiau, nesusidėktų su to boliu, ale neva. Tai va nuo vaikystės visokį šlamštunknams vilkdava šitų pargrūdavai. Nu, mamytė, tu man pasakyk, kas būn, kai moterė su vyru naktį kart praleidži. Nu, kur stebus, tai nieko gero, žinau. Paskiau jinai visų gyvenimų ją laukia. Per pagalbą dėl alimentų. Nu, aš Boleslovas ir noriu. Viešpatie, pabuč tavo uošvagė, tai jau iš karto pasikarš iš pirmos dienos. Kaip mes norim pakalbėti? Mamyt, čia, kaip tu kepi vulkuistui tešlų didmėlių. Nu va, tai dabar tu įsivaizduok. Aš tešla, abaliuks mielės. Ir kas gausis? Kasgi tai gausis, dievana, bundelai su surūdėjusias lašinės. Nu gerai, nu tu tada įsivaizduok. Nu vat aš banks, abaliuks padėt indėlį 9 mėnesiam ir po 9 mėnesių. Žinau, kad aš tavo vietą, tai bankis šitaip ir nepasitikėčiau. A dar geriau tai pasakyk, kad jis kuo greičiau pasiimtų savo indėlį. Tik kad jis nebegali. Palaukit, duokit ir man pakalbėti. Kur pakalbėti? Žinau, kad tu bolė, o tam žinau, pasakysiu aš tau, greičiau pasiimtų savo indėlį. Nu, labai gaila, bet tai yra negrįžtamas procesas. Tau gaila? Atleisk, mieloji, kažkaip jiem ir išsprūdo. Nu gerai, mam, nu tai gerai, dabar tu man pasakyk, a dėl ką ištekėjo kaimyno Antosė? Ai, to šaval. Šreikalą. Nu va, a kodėl aš pamėgau rūgint agurkus? Nu kokią aš žinau, tik gal pagirios, nu.
palaukit, leiskite man pasakyti. Aš iškilmingai galiu prisiekti, kad jūs beveik jau baba. Todėl aš pas jumis gyvensiu. Kaip tu gyvensi? Tu kad tu namų nebeskas, tu tėvai išvalė. Nu, žinot, aš dar nesen moterė, bet supieminti jau tikrai nevyks. Ne, mano, kad tai būt, bet nuryta gerų dienų, bet tai ne, paskiau, žinai, kažkas sugadin, tai turte. Ir kad tau tiesiai pasakytų, mam, aš neščiau. Tai nepūdris man šis man. Nu gerai, mam, nu aš neščiau. Ai, tu saukot naujienų. Jėzau, šiaip trumpuliuks, tik sakiau nesusidėti. Aš galiu tiesiai pasakyti, kad jūsų duktė laukiasi nuo manęs. Nu, neduoti. Todėl aš ją ženysiuos, todėl pas jumis gyvensiu, na ir būsiu jūsų žemė. Nu, o viešpatim geriau nereikėtų. O žiūrėkit, kokie sveteliai pas mus atvyko. Kokie sveteliai. O dabar visus kviečiam padainuoti. Tykus vakaras debėjo, lakštingėlė čiulbėjo, lakštingėlė čiulbėjo, o beržyna vaikščiojo, ir aš žirgo ieškojau. Taip ir bėga gyvenimas Avinbornių kaime. Į pasaulį greit ateis mažylis, bet tai jau kita istorija. Jeigu norite nugyventi prasmingą gyvenimą, auginkite vaikus, rūpinkitės anūkais ir vadinkite juos skambiais lietuviškais vardais. Ir tegulėjasi auksinės mintis. Julius Janonis ėjo Nemuno pakrantę ir pro suplyšusias jo kelnes matėsi valstietiška poeto prigimtis. Jis buvo pasiturintis ūkininkas. Turėjo kiaulę, arklį ir žmoną. Įsimintiniausia mano gyvenimo diena – tai tyli Liepos naktis. Mūsų miesto centre auga parkas, apsodintas mūsų tėvais. Ant savo galo vabalas turi švieselę, su kuria jis ir vilioja pateles. Nuo tos dienos, kai išėjo mano vyras, jokio naminio gyvulio nebelaiko. Humoro grupė Dviratukas dėkoja, šypsenas ir išvažiuoja.